Labas, aš esu Šnioka, aš šokinėju nuo uolų. Taip reikėčiau pradėti vidosą, ne? Įtariu šitą vidosą vis tiek žiūri tik mano mama, tėtis ir gal keli draugai, tai visiems, kas nežinot manęs, norit pristatyti. Aš esu parašiutininkas, šokinėju nuo kalnų, nuo uolų ir iš lėktuvo, aišku. Bet šitam video bandysiu jums parodyti ir pristatyti tą parašiutizmą būtent nuo uolų. Čia atvykau į Norvegiją, į tokį renginį, kuris vadinasi Heli Bugis. Mes čia ne tik laipiosime į tos kalnus ir šokinėsim, bet dar ir sraigtasparniai atskris, pakelnos mūsų. Viskuom noriu pasidalinti, parodyti tą virtuvę ir tikiuosi bus jums įdomu. Pamatysit, kad ir jūs galite šitų sportų įsimti. Toks ir tikslas - populiarinti šitą sportą, parašiutus, kad mūsų daugiau būtų iš tikrųjų. Tai tikriausiai reikėtų viską pradėti nuo pradžių, kaip aš atkeliavau čionais, kaip ta kelionė man atrodo, nes norisi taip neskubant, skaniai, lėtai parodyti visą tą virtuvę. Tai ką, viską pradedu nuo daiktų dėjimosi, kraunuosi šmutkės, turiu vieną lagaminą 20 kg ir parodysiu, ką maždaug deduosi. Tai svarbiausias dalykas - parašiutas, mano kostiumas, su kuriuo šokinėsiu, krūva rūbų, katinas irgi tikiuosi tilps. Tada striukė, nes tikrai reikia pūkinės, nes ten šalta Norvegijoje. Batai, higiena, iPadas, su kuriuo viską montuosiu, viskas filmavimui skirta. Šalmas, parašiuto reikalai, knygos, įsidėjau Kindle. Ir čia yra kai kas įdomaus, tai yra tatų mašinėlės ir šmutkės, gal kažką ištatuiruosiu tenais būdamas. Antras pagalbininkas. Tai va, deduosi šmutkės. Ir ruošiuosi kelionę, bus ready. Labas rytas. Po 4:20. Pats laikas kilti, ruoštis ir varyti į oro uostą. Super mėgstu tokius skrydžius. Tai greitai šaunu pusrytuką, nes be pusrytuko aš nei iš vietos niekur negaliu judėti. Kažkas taigi užkanda ir judėsim į oro uostą. Aš nežinau, jau čia filmuoti reikia, tiek visko užfilmuosiu, paskui pusė video bus apie tai, kaip aš iš namų išeidinėjau. Tikiuosi taip nebus. Beje, nieko nėra, geriau pusryčiam kaip taustas. Riešutų sviestas ir bananai. Puikiai pradžia dienos. Tai ką, taksiukas, standartinė kelionės rutina, tiesiai į oro uostą, taip pat nustebino tas oro uostas su savo strojkiam. Dabar ten gan keista susigaudyti, kaip kur čia įeiti ir viskas, kaip čia vyksta. Aš turiu iPadą, tai iPadą išėmė. O... Skrendu į Norvegiją su trumpu persėdimu Kopenhagoje ir jau palieku Vilniuką.
Kopenhagą, persėsti turiu kokį pusvalanduką, staigiai kažką varau, pavalgau, užkandu ir skrendam toliau į Norge. Klasikinis miestelis. Lėktuvų visą laiką skaitau, pasiėmęs dabar naują knygą, Tamsi laukinio padaro širdis, nežinau, rekomenduoju, žiauriai liūdna. Tai bet taip paprastai, nesudėtingai ir buvo atskrista trumpas skrydis į Norvegiją iš Kopenhagos. Ir čia įdomus kadrai su 3 kamera, kur net nesimato selfie stiko. Susirenku šmutkeles, daiktukus ir einu ieškoti draugelio, kuris atvažiavo manęs pasiimti ir maloniai mane paveš iki vietos pašokinėti. Sveikutis. Tai pirmų taikymų, ką padarau atvažiavęs į Norvegiją, tai varau įsikeist pinigų, nes kronų man prireiks, nes eurų nieks čia neima. Už sraigtasparnį ir visą kitą reikės mokėtis kronom, o čia būsiu tokio vietoj, kur negausiu įsikeisti. Nu ką, jau Norvegijoje atvažiavom, Andriukas atvažiavo manęs pasiimti, važiuojame jau į vietą į Kalniukus, šiandien tokia kelionės diena, prasieit, prasižiūrėt, pasikurt, viską susireguliuot. Tai ir gražus vaizdai už lango, pasigrožėt, pasimėgaut kelionę galima ir jau Norvegijoje, 1-2, dar draugai atvažiuoja su mašina, atveš man palapinę, reikalų, o aš galbūt kažką šiandien ir nušoksiu. Atvykau į kalnus, į Lisabotiną, į tą vietą, kur šokinėsim į apačią. Toksai kaimukas, miestukas yra mažiukas kurortinis. Parodysiu, čia apsigyvenau pirmai nakčiai hostelyje. Antrą naktį būsiu jau kempinge. Pirma naktelė laukia tokiam bangbedė. Labai smagiai čia prileisiu naktelę. Turiu jau kaimynėlę vieną. O šiaip tai virtuvėlė. Dušiukai, tulikėlis. Pirmą naktelę čia nusimatys, manau, kad bus gerai, o paskui su draugais kempinsim. Tai atvažiavau, pasidėjau daiktus. Dabar pirmas dalykas, ką darau, tai varau, užsiregistruosiu, kad atvykau. Galbūt dar šiandien pavyks kažką nušokti, kažkokį šuoliuką, tai reikia irgi nusipirkti autobuso bilietukus čia tokius pakilimui. Ir žiūrėsim, kaip čia viskas rutuliosis. Bet šiandien tokia chill dienelė atvažiavimo, įsikūrimo, tai labai nepušinsiu. Jeigu dar šok noriu, čia yra pakilimas vienas už poros valandėlių, už mažiau, gal net už valandos. Bet reikia parašiutą tada perpakuoti šiek tiek, kad taip jį paruošti. Gal spėsiu, o jeigu ne, tada vakarinį. Tai atėjau užsiregistruoti Beiserių štabą. Čia reikės man supildyti dokumentus, užsiregistruoti. Tai formoje ten pažymėti turiu, kiek turiu skaidaivo šuolių, kiek turiu beiso šuolių, kokia mano patirtis, kas mano instruktorius ir panašiai. Kad jie tiesiog žinotų, kas aš toks ir užregistruotų mane visam naujam sezonui. Tai nusipirkau, susimokėjau čia tiesiog už tą visą dalyvavimą ir nusipirkau ne landing kardą, čia yra punch kardas. Tas punch kardas leidžia kilti kalną su autobusu, čia 10 pakilimų, gal net tiek neprireiks, žiūrėsim. Su sraigtasparniu reikės atskirai pirkti ir mokėti, kai kelnosimės, o dabar man reikėtų, viskas apsiforminus, daiktų neįsikraudinėsiu, bet pasiimsiu parašiutą, reikia šiek tiek perpakuoti jį, nes jisai yra paruoštas dabar šokti nuo žemo šuolio, o aš bandysiu eiti į aukštą šuolį. Nuo olos krist, kostiumą pritvirtinti reikia. Tai tokių biški darbelį turiu, parodysiu galbūt, ką ten aš darau, kaip ten ką padarau, bet ten labai greitai
Ir paskui, aišku, varysim kopti į kalną. Bus misija. Bariukas mūsų beiserių. O čia va turim tokį packing area, pakavimo zoną, kurioje visi, kas netingi, pakuojasi parašiutus. Tai aš šiek tiek susitvarkysiu parašiutą. Pasiruošę, už pusvalanduko bandysim kilti aukštyn, žiūrėti, koks ten vėjas. Ir manau, šiandien rūlysim šuolį. Bus labai gerai. Parodysiu, kas būna, kai parašiutas skleidi. Turim tokią mažą medūzą arba vadinamą pilot shootą, mažą parašiutuką, kurį pats rankiniu būdu išmeti iš parašiuto. Ir jisai tada išskleidžia parašiutą, va taip, čia tokie pinai užkabinę, uždarę, laiko parašiutą neįsiskleidusi. Ir taip jisai ištraukia šitą medūzą, ištraukia tos pinus ir atsidaro parašiutas, va taip. Čia yra parašiutukas, kuris man išgelbsti gyvybę, kiekvienas iki kai šoku. Tai dabar biškai pakeisim settingus, kad tiktų nuo aukštai šokt. Tai va, išsitęsiau parašiutą, ištraukiau stropas visas. Ir čia vat yra toksai medžiagos gabaliukas, kuris stabdo parašiuto skleidimosi greitį. Lėčiau skleidžiasi parašiutas, tai reikia jį įkišti parašiutą. Ir tada, besiskleidžiant parašiutui, jisai lėčiau nusileidžia į apačią ir lėčiau stropos įsiplečia, tai sulėtina skleidimas. Tai dabar reikia tą padaryti. Nu ką, dabar sutrauksim stropas atgal, grąžinsim į parašiutą. Grąžinsim viską atgal į vietas. Ir bus parašiutas pasiruošęs šuoliui. O aš beveik irgi. Netikėtai. Šiaip nesitikėjau, kad čia šiandien iš karto pavyks taip į šuolį varyti. Bet labai gerai. Pradėsim apšildyti kojas. Prieš renginuką, prieš susirenkant visiems. Nu ką, parašiutas supakuotas, paruoštas. Beliko sudėti medūzėlę greitai ir būsiu pasiruošę šuoliui. Važiuojame. Įdomus faktas, kad medūzos lankstymo būdų yra tikriausiai šimtai ir kiekvienas parašiutininkas išmokins skirtingai. Dar tiesa, ant parašiuto reikia pritvirtinti kostiumą savo, su kuriuo aš skraidysiu. Ir skrisiu nuo olos. Tai va, tokiu principu čia. Su daug užtrauktų, kur viskomis prisitvirtina prie parašiuto. Ir tada galiu daug toliau nuskristi. Tai prognozės tokios kaip ir nekokios, sako visai stiprus vėjas šiandien čia pučia. Iš vėliavų ir visko matosi. Aš gal į vakarą nurims. Sakė, vakar 3 valandas chebra laukia ant kalno užlipę, kol galėjo šokt dėl vėjuko. Tai ką, aš irgi galiu palaukti. Nei čia labai veikti turėčiau, nei ką. Tai varysiu, jaučiu ir žiūrėsim, kaip ten bus. Svarbu į vandenį nenusileis, nes tik tais vienus batus turiu. Tai va toks autobusiukas mus biškį pavežėjo į kalną, kad mažiau lipti reikėtų. Dabar 2,5 valandėlės į kalniuką kopsim. Tai žodžiu, dabar prognozės, kad labai stiprus vėjas, nelabai šokamas. Bet turim prieš akis 2,5 valandų žygį. Tai mes labai lėtai lipsim, kad neskubėti ir kad nereikėtų ant eksito laukti, kaip vakar chebra 3 valandas pralaukė. Tai lėtai pasimėgaudami. Turėsiu laiko pafilmuoti kadriukų, pašnekėti nesąmonių. Ir vat, su chebryte užsilipsim. Kalnų trobelė, kuri išgelbėjus ne vienam žmogui gyvybę. Ir ką tik draugelis einant pasakojo, kaip 19 metais pastrigę čia buvo ir su vienu turistu, net nešokinėtoju. Ir ta trobelė išgelbėjo jiems gyvybę, nes negalėjo per vėją nei pakilti sraigtasparnis, nei jie nusileisti. Tai čia kalnuose tokie dalykai kartais atsitinka. Laikas
pasipildyti vandens atsargėlės. Einant šitų žygių yra keletą vietų, kur galima vandenuko prisipilti. Tai kiekvieną kartą nešuos tokį subliūkštantį buteliuką, kad po to galėčiau jį susikišti kažkur į kišenę, nes reikia su juo ir nušokti. Visas žygis suskirstytas yra į kelias dalis. Čia viena statesnių tokių, net grandinės padarytos, kad būtų kur laikytis. Bet it's okay. Mes neskubam, nebėgam, tai net galiu kalbėti kamerą, neuždusęs. Tai va, tai jau artėjom prie piko kalno, aukščiausio taško, paskui tik tais jau tiesiai reikės eiti. Bet dar nemažą gabaliuką iki tų eksitų. Prognozės oro gerėja, tiksliau vėjo. Vėjas silpnėja, kaip ir prognozuota. Tai tikiuosi bus geras ir saugus šuoliukas. Negalėjau nepafilmuoto sniego tikrai, nes pas mus jau vasara šilta Lietuvoje, čia ant kalno dar sniego pilna. Jisai pabiškį tirpsta, kai jau vasaros galėtų važiuoji, čia nais jo nebelieka. Bet dabar iš viso šito sniego susidaro nemažai krioklių, upelių, viskas nuteka į apačią, į fjordą. Tai jeigu dar šiek tiek papasakot apie šitą kalną ir uolą, į kurią lipam, nors dar tiksliai nežinau, kurį exitą šoksim, tikriausiai exit number 5. Tai esmė ta, kad jisai yra 1 kilometro aukščio, 1000 metrų turim. Tai nemažai kritimo. 3 sekundžių galima net skristi, priklausomai aišku nuo kostiumo, nuo visko. Tai labai aukštas kalnas, saugus, nes labai status. Nėra to pozityvo tokio kalne įsikišusio. Tai vat. O šiaip tai vėsoka čia. Sniego yra. Na ką, atvykome į exit pointą, į tašką, nuo kurio šoksime. Šitas taškas yra 5, numeris 5. Čia jų daug yra, tai čia vienas iš jų. Čia tas kraštelis, nuo kurio varysim. Ir net baisu be įrangos prieiti prie kraštuko. O ten vat leisimės. Čia va leisimės, mūsų lauks valtelė, jeigu ką, jeigu į vandenuką eitumėm. Bet vėjas silpnėjo, prognozės pagerėjo, tai gali vandenį nesileisime, tikėkimės. Tai va, dabar ruošimės, rengsimės kostiumus, parašiutus, gerapinsim. Ruošimės šuoliui. Palinkėkit sėkmės. Tai ką dabar apsirengsime parašiutą. Viską pasiruošiu, pasitikrinsiu. Tai kaip matot, viską atsinešu visą laiką dideliai kupriniai. Parašiutas yra atskirai. tą kuprinę deduosi paskui į kostiumą. Visą laiką prieš šuolį yra patikrinami pinai, pasižiūrima, ar viskas tvarkinga, gražu. Pats tą darai arba paprašai draugo.
Nu ir tada belieka lysti kostiumą. Kostiumas, kaip matys, yra pritvirtintas prie parašiuto. Tai aš tuo pačiu metu ir parašiutą dabar deduosi, va, kojas per apačią. Ir kostiumą. Tai va ta kuprinė, kurią atsinešiau, susilankstau ir turiu gerą kišenę užpakalyje kostiumo. Martinas? Yep. You think I should try again, no? Always yes. You wanna try again? Place like this? I have the urge, yeah. I'm too scared. No, the first time I tried, I just like... But maybe number 6 is better for gainer, no? Yeah, but it is. You either tuck. Have you seen Kipnos? Užsisegam krūtinės diržą. Labai svarbu, kad neiškrist iš parašiuto. Tada yra kojos diržai. Juos irgi reikėtų užsisegti. Kojytės užsegtos. Tada kišam kojas į kostiumą. Kita kojytė. Ir tada aš esu pasiruošęs šokti. O dėl žygio taip apsigalvau, biškį greičiau atėjom, nors neskubėjom, tai mažiau negu per 2 valandas atėjom. 5,5, 5,5 kilometro reikėjo eiti, pakilom apie 500 metrų. Tai vat, ir netoks ir baisus žygis, kai lėtai eini, bet jeigu skubi ir greit kapoji, yra ką veikti, yra stačių vietų. Tai 2 kartus per dieną užlipti jau yra reikalų, o 3 tada jau nešokinėsi rytoj, pailsėsi kojų dieną, bus gera. Tai va, dabar laukiam valties, atplauks mūsų saugot ir šersim. Have a sick jump, dude. See the Have a bottom. good one, Enjoy, brother. yes, man. Enjoy your jump, my friend. Yes. See you down there. Have a good one. Hey, boys. Good one, dude. Have fun, enjoy. Okay, let's do this. 3, 2, 1, let's base jump!
3 jau nušokom, dar 4 laukiam. Labai aфиgenas šaliukas, labai smagu pasitaškyt. Nors va, vėjas pučia kaip reikiant. Gera emocija. Leidus su parašiutu. Vėjas pūtė, bet it's okay. Ne pirmą dieną strojgi, kaip sako. Nu va, pareina. Šiaip vėjukas neblogas, žiūrėkit kaip juda parašiutas greitai. Nu, tikėkimės, žino Benano vėlukas. Panašu, kad žino. Ir matot, dronistas žino, ką daro. Atplaukė mūsų gelbėtojas, pasiruošęs gelbėt su tokia greita manevringa valtele. Ir labai svarbu šitoje vietoje, kad kas laiką būtų kažkas, kas gali ištraukti iš vandens, nes čia vėjai nenuspėjami kartais ir labai nesudėtinga nusileisti vandenį, o tuomet paskęst galima labai greitai su parašiutu. Nu va, po šuoliuko į leptelį paliekam šią puikią vietą ir varom į valtelę. Štai matote, mūsų pasirinkt, susirinkt. Tai plius minus taip atrodo mūsų ciklas, šuolio ciklas Norvegijoje. Tai pradžio tiesiog nuo pačios kylam su autobusu pusę aukščio, tada 500 metrų palipėt dar kojytėm reikia. Nušokam, nusileidžiam ir su valtelė perplaukdina. Tai toksai vat ir servisas yra įsteigtas, tam aišku reikia susimokėti už šitus visus malonumus, bet be jų pagalbos ir šuoliai tikrai nevyktų. Tai ką, švartuojam valtį ir varom pakuot parašiutų. Tai čia tokia irgi rutinos dalis, kiekvieną kartą grįžus iš karto susipakuot. Manau, vėliau padarysiu atskirą filmuką apie parašiuto pakavimą, galbūt bus blogas oras, turėsiu daugiau laiko ir tikrai parodysiu viską, kaip čia viskas darosi. Ką, parašiutas supakuotas. Va, mano kupros jau sudėtas. Tai jau šiandienai baigta. Labai gerai pašokinėta, vienas šaliukas puikus. Dabar laikas valgyti. Išbadėjęs esu šiandien tik oro uoste, nesąmonę valgiau ir viskas. Beliko susimontuoti šiandienos video, pasidaliosiu ir eisiu miegučio šiandieną. Rytoj šiaip prognozės nekokios orų, bet gal tikėkimės, kelsimės ir žiūrėsim, gal bus viskas gerai. Tai vat, visai smagi dienelė gavosi netikėtai ir netgi pavyko iššokti, ne tik atvažiuoti. Man visą laiką labai gliučina tas momentas, kai ryte atsikeliu Vilniui, o vakare jau būnu kažkokioj kitoj pasaulio vietoj ir net nuo kalno nušokęs. Tai toks labai įdomi sensacija. Jeigu jums patiko šitas vidosas ir buvo įdomu, tai būkit geri, palaikinkit, pafollowinkit. Manau, net nereikia šito sakyti ir taip suprantat, kad taip veikia YouTube'as. Ir tikrai drąsiai viską rašykit į komentarus, galbūt kažkokių turit klausimų, idėjų, kažką norit pamatyti kitaip, ar kažką, kad papasakočiau detaliau. Tai aš tikrai kreipsiu dėmesį, drąsiai rašykit. Tai vat, ačiū jums, kad žiūrėjot ir tikiuosi, darysiu daugiau šitų filmų, kur jums bus įdomu.